3 dalykai, kurių negali dėti į mikrobangę. Pirmas – lemputė. Kas vyksta su lemputė? Tai mikrobangos pereina per lemputės stiklą nepaveiktos, bet jas sugeria mūsų lemputės volframinis siūlelis ir pradeda šviesti. Galiausiai viduj susidaro net ir plazma, o kai plazma perkaitina stiklą, lemputė sprogo. Antra, į mikrobangę negali dėti pusiau perpjautas vynuogės. Perpjautos vynuogės ilgis yra labai panašus į mikrobangų bangos ilgį. Dėl to mikrobangos vynuogiai rezonuoja ir susidaro labai stiprus elektromagnetinis laukas ten, kur vynuogės susiliečia. Tas elektromagnetinis laukas gali generuoti plazmą, kurią mes čia dabar ir matom. Very dangerous, no bandyti. Paskutinis baisus dalykas – žalias kiaušinis. Manau, žinai, kas atsitiks. Mikrobangėje kiaušinio vidus pradeda šilti. Šildamas jisai garuoja ir bando plėstis, bet kiaušinio lukštas neleidžia plėstis, nes jisai yra labai kietas. Bet jisai galiausiai neatlaiko ir kiaušinis sprogsta. Kas lieka iš kiaušinio? Kiaušinienė.